Sveiki, esu Saulius Sakalauskas, esame Silk Plaster skystų tapetų atstovai Pabaltijos šalyse. Pabandysime papasakoti apie skystus tapetus, kokia tai medžiaga, kam naudojama, jos privalumus ir trūkumus. Skysti tapetai yra unikali sienų ir lubų danga, išsiskirianti savo unikaliomis savybėmis. Visų pirma, tai sudėtis. Ji gaminama iš 100% ekologiškų medžiagų, tai yra šilkas, medvilnė, rišamoji medžiaga yra celiuliozės klijai. Todėl ši medžiaga puikiai tinka vaikų kambariams įrengti alergiškiams žmonėms. Kadangi sudėtis yra šilkas, ši medžiaga leidžia sienai kvėpuoti. Dar vienas iš privalumų šios dangos, kad ją gali uždėti kiekvienas žmogus pats, nereikia samdyti meistrų. Tam nereikia jokių įgūdžių ir daugybės įrankių, užtenka plastikiniais glaistyklės ir skystų tapetų ir vandens. Skystus tapetus galima dėti ant bet kokio paviršiaus, ant tinkuoto, dažyto, ant gipskartonio, ant medžio drožlių plokščių, bet visais atvejais turi būti siena paruošta, o paruošimas yra toks, kad reikia sieną nugruntuoti gruntiniais dažais arba gruntiniais dažais su kvarciniu smėliuku. Tapetų paruošimas irgi yra labai paprastas. Reikia įsipilti 6 litrus vandens ir susidėti sausą masę į dubenį. Ir tada tiesiog labai gerai nepatingint išsimaišyti, kad masė taptų tokia lipšni ir vientisa. Tepimas susideda iš to, kad imam su sauja tapetus ir su mentelės kampučiu dedam ant sienos. Ir tiesiog lengvais judesiais ją išlyginame į visas pusės, kad masė tolygiai pasidengtų. Tepant tapetus reikėtų pradėti sieną nuo vienos pusės ir bent jau tą pačią dieną pabaigti visą sieną, kad nepalikti kitai dienai, kad pusė sienos liktų ar dalis. Geriausia padaryti per dieną visą sieną. Daugiausia per dieną galima padaryti, mėgėjas žmogus gali užtepti apie 20 kvadratų. Dirbant su šia medžiaga nebūna nei dulkių, nei kvapų. Todėl atliekant remontą nereikia išnešti baldų. Taip pat ši medžiaga netepa nei rankų, nei drabužių, todėl paprasta dirbti. Ši medžiaga džiūna 2 dienas, todėl ją galima ilgai dar taisyti, jeigu tepimo metu kažkas buvo blogai užtepta. Kadangi ši medžiaga yra užnešama su glaistyklė, ją labai lengva užnešti ant bet kokių formų paviršių, ant arkų, apvalių kolonų ir panašiai, kas yra sudėtinga padaryti, naudojant kitas medžiagas. Su šiais tapetais galima paslėpti sienos nelygumus. Šią medžiagą galima maišyti tarpusavėje ir padaryti įvairius raštus, piešinius. Sienoms trūkinėjant ši medžiaga išlaiko savo formą ir trūkių nesimato. Taip pat šią dangą galime taisyti dalinai, nereikia pertepti visos sienos. Visiškai išdžiūvusią ir pažeistą sieną galima labai lengvai pataisyti. Tiesiog su vandens purkštuvu sušlapiname tą vietą, tapetai tampa vėl išbrinkę, minkšti, gauna pradinę padėtį. Tuomet šiek tiek palaukus, kol visiškai
ta vieta išbrinks, ją galime pataisyti mentele, užlyginant pažeidimą. Išdžiūvusi siena taps lygiai tokia pat kaip ir pradžioje ir nesimatys jokio pataisymo. Skystų tapetų būna daugybė rūšių. Jie skiriasi tiek savo atspalviais, tiek savo struktūrą, todėl juos lengvai galima priderinti prie bet kokio interjero. Taip pat su šia medžiaga galima atskirai naudoti blizgučius, kurie suteikia interjerui gyvybingumo. Kas pasakė, kad namo statyba ar buto remontas yra sunkus ir varginantis darbas? Užsukite į statybinių medžiagų prekybos centrą Jupoja, čia rasite viską, kas reikalinga jūsų statybai ir remontui. Palikite savo rūpesčius mums ir skirkite laiko sau. Dirbame jums.